Dažnai tenka sutikti žmonės, kurie sako, ieškau ramybės, noriu atitrūkti nuo visų šitų blogų naujienų, man reikia gerų naujienų. Ir šitoj vietoj kyla klausimas, kur mes ieškome tos ramybės. Ir dažnai taip veikia mūsų smegenys, kad atrodo, mes norim rasti gerų naujienų, mes ieškome tų gerų naujienų, bet klausimas, kur mes tų gerų naujienų ieškome. Dažnai žmonės ieško visokiose laidose, žiniasklaidoje ir laukia iš ten, kad praneštų, viskas gerai, nėra jokių problemų, džiaukitės. Bet dažniausia žiniasklaidoj to nebūna. Kodėl? Nes jiem reikia žiūrimumo. Jie nori jūs užlaikyti, kad jūs toliau žiūrėtumėte ir siektumėte, ieškotumėte tų gerų naujienų. Bet statistiškai, jeigu pasižiūri, kiek ten gerų naujienų gali rasti. Tai išmintingas žmogus gerų naujienų ieško kitur. Klausimas, kur tu jų ieškai?